Kas jie tokie? Šaumenas politikas ar politikas šaumenas? Tie, kurie turi tikrą zoologijos sodą savo namuose, šunį, katę ir papūgą. Aksominio balso savininkė. Romansų diva. Tai yra tvirčiausia šou pasaulio pora. Inga Valinskienė ir Arūnas Valinskas. Kaip ten Arūnai praeitam sezonui jums sekėsi? Puikiai, manau, kad rezultatai kalba patys už save. Tuo labiau, kad nebejoju, kaip ir pernai, surinksime šiemet pačią spalvingiausią komandą, kuri mums teiks didžiulį džiaugsmą su jais dirbti, o žiūrovams didžiulį džiaugsmą žiūrėti. Klausimas dėl pačių dalyvių personų. Ar jos turi sužibėti iš karto, ar joms reikia duoti laiko atsiskleisti? Pirmasis įspūdis yra pirmasis įspūdis. Aš, kaip sakiau, visada labai intuityviai renkuosi žmogų, net nematydama jo. Aš kažką turiu pajusti, išgirsti, ko neturi kiti. Bet tai visiškai nereiškia, kad jis negali atsiskleisti laikui einant. Mes to labai laukiame, kad jie atsiskleistų dar įvairesnėmis spalvomis, negu tai, ką mums pavyksta pajusti iš karto. Ar keisis kažkas taktikoje šių metų? Nereikia pamėginti blogiausius bruožus jų kažkaip užtušuoti. Tiesiog reikia išryškinti jų geriausius bruožus. Tai tokia atveju gaunasi priešprieša ir žmogus užsidaro, tai tokia atveju reikia gal įtikinti, kad jis turi daryti tai, ką patiria žmogus, kuris žino. Tai šiemet visi rengiasi taip pakankamai atsargiai, kad būtų talentas, bet darbštus ir galintis iš savęs tą patarimą įgyvendinti scenai. Ar stengsitės šį kartelį kažkokias strategijas kurti, būtent kišant pagalius jiems į ratus? Kaip strategas yra pristatomas gerbiamas Arūnas Valinskas. Aš nesu minima šiame kontekste. Aš manau, kad aš jam, kaip ir praėjusiais metais, padėsiu ir patarinėsiu tyliai. Taip nesikuklinant, kaip sakoma, visus sulyginot su žeme praeitam sezonui ir laimėjot. Manau, kad daugiausiai laimi tie, kurie ne kitus maišo su žemėm, bet kurie saviškius stengiasi pakelti dangų. Tai mes jau perkam sparnus. Taip, mes dabar užsakėm naują partiją sparnų scenos angelams. Bus gražu. Bus nauji tokie upgrade'inti angeliukai. O šiaip tai kol kas laukiam tų angeliškų balsų. Ir galiu pasakyti, kad jų tikrai yra, bet gaila, kad ne visi ateina į mūsų komandą, bet taip nebūtų ir dvikovos. Ar nebuvo taip, kad kolegos, mėlieji, kiti mokytojai bandė slapikauti ir sužinoti tos sėkmės receptus iš jūsų? Be abejo. Pasibaigus antrajam sezonui, Merūnas sakė, šitas senas vilkas, bet mes šiemet turim dar visokių kitokių kūrybinių sprendimų. Netgi šitaip. Koks šių metų devizas jūsų? Aš esu pakankamai santūri, aš niekada nerėkiu iš anksto. Mano devizas į pergalę eik tyliai ir ramiai. Vyras už jūs rėkia. Vyras rėkia už mane. Ar bus ta vakarienė vėl su žvėrienos pyragaičiais žadėtais Ingos? Taip, be jokios abejonės. Vien dėl to apsimoka ateiti į mūsų komandą. Vien dėl žvėrienos, taip. Tai mes su Šarūnu užsirezervuojam vietą, gerai? Tai iš principo šį vakarą galim jau ir važiuoti ir pradėti daryti pyragėlius. Sėkmės jums dideliausios ir mes dar pasikalbinsim, kaip sekėsi jums vėliau. Gerai. Ačiū labai. Ačiū.